Sveiki, sveiki ir sveikos visos. Pagaliau savaitgalis, pagaliau sekmadienis, kai galiu leisti savo, atrodyti taip, kaip atrodau, be šukuosenos, su halatu ir pasidaryti keletą procedūrų. Iš tikrųjų, šitą procedūrą atidėliojau tikrai nemažą laiką, nes vis tai darbas paprasta diena. Tai savaitgalį vieną išvažiuoji, kitą kažkokie vėl darbai. Tai tiesiog va taip norisi pabandyti va šitą produktą. Ir kai tu negali, tai tave, kaip sakoma, taip spirgina, kad tu tiesiog ieškai būdo, kaip tai parodyti kitam ir pabandyti pačiam. Tai šį kartą aš pasistengsiu parodyti jum, kasgi čia per daiktas yra ir kaipgi mes jį naudojame. Taigi visų pirma, be abejo, nuprausėme veidą ir uždedame tonerį. Kremą aišku netepsim, kremas bus po to. Tonerį uždėkim losjoną. Taip, tai čia yra kiekvieno ryto, kiekvienos vakaros rutina. Losjonas, serumas, pakių kremas, veido kremas, apsaugėlės ir visa kita. Tai bet po to vėliau apie tai. Na tai ką, tai veidą pasiruošėm. Dabar trumpai apie skirtumus akropačių, kurie buvo prieš tai, ko šitie geresni ir kaip sakoma, kodėl kompanija pakeitė. Tai tiesiog net nežinau, žinokit, nes kiek ieškojau aprašymų, tai šitie akropačiai yra tiesiog, kaip sakoma, skirti, kurie veikia giliau. Kaip sakoma, šitie mikrokūgeliai, adatėlės tos prasiskverbia į odą giliau. Yra stiprus anti-age efektas, sudėtyje yra vitaminai A, C, E, B5, B3, yra skirtas raukšlių korekcijai, gali jaustis lengvas dilgčiojimas. Na, tinka brandesniai ir be abejo pavargusiai odai. Na ir koks, kai sako, rezultatas yra stangresnė, lygesnė oda. Aš kol kas nebandžiau, tai pirmas kartas, tai pabandysim. Na, o prieš tai buvusių pačių jie buvo be abejo žymiai didesnė dėžė buvo ir brangiau kainavo. Tai jie, kaip sakoma, veikia paviršutiniškai, švelniau. Drėkino ir palaikė, kaip sakoma, odą, yra skirtas buvo profilaktiškai. Adatėlio dilgčiojimas, kaip sakoma, praktiškai beveik nebuvo jaučiamas. Na ir tiko jautrai ir jaunai odai. Na, o rezultatas prieš tai buvusių pačių tai yra gaivi ir sudrėkinta oda. Kaip sakoma, vienu sakiniu, šitie yra, kai reikia pataisyti, o anie prieš tai akropas buvę, kai norime išlaikyti. Na tai ką, tai pabandysim šiandien pirmą kartą. Nežinau, žinokit, kaip bus. Negaliu pasakyti, koks rezultatas, bet bandysim. Dabar šitoj dėžutėj yra, toj parodysiu. Taip, 1, 2, 3, 4, 5 maži pakeliai yra. Sudėsiu šitos atskirai. Ir šitie yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pakelių. Taip, tai gerai, paimsim po vieną pakelį šį kartą ir pasižiūrėsim, kasgi čia yra ir kaipgi mes juos naudosim. Taigi, akropačiai tai yra, kaip sakoma, saloninė procedūra, kas liečia hialuroną, nes dauguma moterų, sakykime, leidžiasi veidą hialuroną, o čia pas mus iš tikrųjų galima namuose tai padaryti. Tai dabar, kur galima šitos pačius dėti? Tos pačius galima dėti čia po akim.
Taip pat galima dėti į šitą raukšlę, na ir be abejo ir juoko mimikos raukšlės. Na tai ką, tai ir pasibandysim. Nežinau dabar, nuo kurio čia pradėti, nes čia yra... Taip, prasiplėškim, pasižiūrėsim. Čia yra vat 2 tokie padeliai įdėti yra, jie va taip užhermetizuoti. Tai čia ko gero bus pakiam, nežinau, tiesiog aš tuoj pasižiūrėsiu, prasiplėšiu antrą pakelį, pasižiūrėsiu. Oi, kas čia yra? Viskas aišku. Tai čia galima dėti pakiam arba mimikos raukšlėm, kur, sakykime, iš tikrųjų turbūt yra problema. Ir vienas padelis yra kaktos. Na tai ką, pabandykim tada užsidėti pirmiausia gal ant pakių. O kaip čia dar užhermetizuota, kad dar įeiti reikia mokėti, pasirodo. Taip, nu kažkaip vis tiek. Ai, va prasikeičia. Prasikeičia, yra va tokie kampeliai, prasikeičia jie. Ir bandau atidaryti. Pas mane katinėliai skrajoja aplinkui. Taip, adatėlės va jaučiu ir va, tokie pleistriukai yra. Tai paimsim juos. Jie turėtų iš tikrųjų nusiplėšti. Taip, va, taip gražiai nusiplėšė. Ir uždėsim. O, tikrai bado. Jaučiasi, nežinau, pas mane turbūt matot, yra kažkiek ten tų raukšlių, tai aišku, jau metai savo daro. Tai taip, vieną užsidėjom. Ir užsidėsim, dabar dar vieną, taip gražiai nusiplėšė. Ir užsidėsim antrą. Šitos pačius reikia, oi, net tą pusę uždėjau, net, taip, nes nekimba žiūriu. Taip, reikia laikyti apie porą valandų. Tai porą valandų pas mane jie bus pakių zonai, po poros valandų tada aš jums pasirodysiu ir, iš tikrųjų jo, tokia jaučiasi, va, sakykime, kai paspaudžiam, dilgčiojimas toks. Jo, Jėzau, katinai pas mane čia balių kelia. Taip, dabar sekantį užsidėsim. Čia tai jaučiasi, jo, matosi, iš tikrųjų yra tokia raukšlė pas mane. Jis jau senai yra, bet, kaip sakoma, labai giliai negiliai jinai, bet faktas, kad ji tokia yra. Na ką, bandysim dabar toliau ir šitą užsidėti. Oi, labai kimba prie pirštų. Taip, ir, oi, pažiūrėsim, kaip čia, šitas snapelis eina žemyn ir, adatėlės bado, iš tikrųjų, taip, tokias mikro mažytės adatėlės, nėra skauda, nėra dar kažkas, bet faktas, kad jaučiasi jos. Bet tikrai, kaip čia pasakyti, nėra tas dalykas, kad kaip su adata tau badytų salone, tai tikrai ne. Na tai ką, tai dabar 2 valandom aš pabėgsiu nuo jūsų ir tada susirašysim, tai yra parodysiu jums video, kasgi čia gavosi pas mane po šitos procedūros po 2 valandų. Tai tam kartui gal tiek, 2 valandas dabar relaksuosiu ir laukit tęsinio. Taigi praėjo 3 valandos po mano pačių užsiklijavimo. Ir pasižiūrėsim, kasgi gavosi. Taigi bandžiau pasidomėti išsamiau, kiek galima iš tikrųjų laikyti. Čia mūsų pakelio rašo, kad 2 valandas, bet iš tikrųjų galima laikyti 2-4 valandas, arba galima idealiausias variantas yra per naktį. Užsiklijuoji vakare ir per naktį iš tikrųjų palaikai. Tai šitos pačius rekomenduojama, jeigu norit intensyvaus rezultato, tai dėti 2-3 kartus per savaitę. Na, o jeigu oda yra jautresnė, tai užtenka 1 kartą per savaitę. Ir kaip sakiau, kad laikyti 2-4 valandas arba per naktį. Na, iš tikrųjų, optimalus kursas yra 4-8 savaitės reguliariai
reguliaraus naudojimo, tai iš tikrųjų duoda lygesnę odą, mažesnės mimikos raukšlės, daugiau stangrumo ir be abejo skaistesnė oda. Na ir be abejo nereikia šitų pačių naudoti kasdien, nes šitie adatų mikrokūgeliai, jie iš tikrųjų aktyviai dirba odoje ir todėl reikia, kaip sakoma, laiko, kad oda regeneruojama būtų ir aktyviai įsisavintų medžiagos. Tai per dažnas naudojimas gali sudirginti jautrią odą ir, kaip sakoma, neduoti greitesnio efektą. Na tai kągi, pabandykim pasižiūrėti, nežinau, kas čia gausis iš tikrųjų, nes tai pirmas kartas. Dažniausiai būna, kad kai kam po pirmo karto rezultatas labai puikus gaunasi, kai kam gaunasi po kelių kartų, tai aš tiesiog nežinau, nes dar anksčiau atspaudžiant šitaip jautėsi dar tos adatėlės. Dabar aš jų iš tikrųjų nebejaučiu ir, na, pabandom pasižiūrėti. Turbūt matėte, ten pas mane tokia gili raukšlė buvo. Jo, jinai truputį gal pasilygino, nėra taip, kad nesumatote, jinai tokia jau labai gili, tai aišku, tai nėra čia ko norėti. Ir šitie danteliai, iš tikrųjų jų net nebėra, jų net nebesijaučia, jų nėra, jie ištirpo. Tai pasižiūrim paakius. Jo, ir pakių adatėlis ištirpusis. Jo, pakyva tokie minkštučiai yra. Įmam antrą. Jo, ištirpė, visiškai adatėlės nėra, o buvo tokie kaip ežiukai. Tai jo, raukšlės pas mane tokie maišeliai lyg buvo, tai kaip ir mažesnės, gal tiesiog net nežinau, jum gal geriau matosi. Pagal pirmą, nes man truputį biški čia dar saulė šviečia, po žaliuzių užuoldom. Tai dabar dar pabaigsime mūsų tą dienos rutiną, tai įdėjom ten losjonus, serumus ir visą kitą, tai dabar užsidėsim kremą, pabaigsim, aš naudoju Feimo kremą, man tai labai puikus produktas, pabaigsim uždėti veidui iki galo viską. Labai tekstūra faina, labai skaniai kvepia, tai man iš vis šitą produkciją žiauriai patinka. Na ir be abejo užsidėsiu, šitas BB kremas, aš jų užsisakiau pirmą kartą, bet jis man toks tobulas, jis man atrodė toks tamsus ir dabar matosi toks truputį tamsus. Ir aš jį kaip, aš nebe kempinėlės dedu, aš dedu tiesiog su rankom ir užsidedu, kad jis būtų tamsus, aš tikrai jo nematau, bet kvepia labai skaniai. Tai palygina raukšlėles mažesnės ir visada dar deduosi su SPF 50 mūsų apsaugėlę. Šitas man irgi labai fainas, jis yra tiesiog irgi toks, atrodo, žiūri, ir spalva tokia yra, bet kaip uždėti ant veido, jokios spalvos nėra, veido oda tokia šilkinė, tokia gaunasi, tokia švelnutė. Na ir iš tikrųjų ir kvapas skanus. Tai net nežinau, kaip kas matosi, net nežinau, ar kas matosi. Dar plus be akinių labai sunkiai matau. Štolo tai, truputį gal paryškėjo vaizdas, bet ir dar tie akiniai irgi nelabai kažką čia nutipliuoti rankom. Taip, tai mielas merginos ir moteris, jeigu kažkam aktualu korejietiška produkcija, tai parašykit man asmeninė žinutė, ypač tie, kas TikTok'e žiūrėsit, tai rašykit man į Facebooką Vilma Žernienė. Facebooką susiradę Messenger'e parašykit man, jeigu kas norit naudoti šitą produkciją. Tai vienus produktus mes užsisakom pačioje Europoje ir elektroninė parduotuvė, kitus produktus parsisiunčiam. Šitie, aišku, abu parsiusti yra iš pačios Korėjos, šitie iš Europos užsakyti yra. Tai jeigu kažkam domina ši produkcija ir norėtumėt naudoti savo, kad oda turėtų būti tokia, būtų labai faina, minkštutė ir tokia padrėkinta ir prisotinta visko. Ir aišku, tie pačiai, tai kažkiek, aišku, gal nėra ten jau labai taip lygiai, kaip turėtų būti iš po kelių kartų naudojama, bet po pirmo karto, tai aš manau, kad rezultatas tikrai neblogas. Tai parašykit man, papasakosiu, kaip prisiregistruoti, kaip naudoti, kaip užsisakyti produktą, kaip jį parsisiųsti savo,
kad galėtumėt naudoti ir būti gražios. Tai gražios dienos ir laukiu jūsų žinučių, laukiu jūsų parašymų ir taip toliau. Tai iki susimatymo.